globalios darbo rinkos tendencijos šiandien pateikia iššūkius visiems, įskaitant ir tiems, kurie ieškosi darbo, tiek ir patiems darbdaviams. Tendencijos labai paprastos. Yra didžiulis poreikis gerų specialistų, darbo vietos globalėja, tai reiškia, kad reikia darbuotojų bet kuriam pasaulio taške, turi būti vienodi visur. Ir šiai dienai situacija yra tokia, kad didžiuma orientacija yra tokia labiau į paslaugų sektorių. Čia geriausiai tinka tie žmonės, kurie turi ne tik tai geras žinias tam tikroje srityje, bet ir taip pat turi keletą kalbų žinias. Vien tik tai anglų kalbos realiai šiai dienai nebeužtenka, reikia turėti ir antrą kalbą. Tai galėtų būti arba prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, rusų kalba. Be abejo, lietuvių kalbos taip pat reikia. Šiuo metu kaip tik yra didžiulis poreikis būtent apskaitos ir finansų srities specialistams. Vėlgi, vien tik tai diplomą, kaip ir minėjau, nebeužtenka. Reikia prie to diplomo tiek ir turėti praktinių įgūdžių, tiek ir turėti geras asmeninės savybės, tiek ir turėti tas papildomas kalbas ir jas mokėti puikiai. Turint tokį bagažą, tikrai galima lengvai įsitvirtinti darbo rinkoje. Šiuo metu kuriamam Western Union paslaugų centrui būtent reikia 50 apskaitos specialistų. Tikimybė, kad jie bus čia Lietuvoje po 4 metų, išlieka labai didelė, kadangi tik tai kuria savo centrą. Taip, kad ir perspektyvos yra didelės šitos srities absolventams. Mano nuomonė, finansų ir apskaitos specialistų vaidmuo įmonėje yra labai svarbus. Pirmiausia, jie teikia finansinę informaciją reikalingą sprendimams priimti. Taip pat įmonės finansų vadovai dalyvauja priimant svarbiausius įmonės sprendimus, pavyzdžiui, susijusius su investicijomis ir jų finansavimu. Finansų ir apskaitos specialistai gali dirbti įvairiausiose įmonėse, tai tiek Lietuvos ir užsienio verslo įmonėse, finansų institucijose, pavyzdžiui, bankuose, draudimo bendrovėse, investicinėse įmonėse, taip pat valstybinėse įmonėse bei audito bei konsultacinėse bendrovėse.